vėlgi aš turėjau tokį tam tikrą privalumą su kitais, aš ragavau tiek inžinerinių studijų, tiek socialinių mokslų studijų. Kaip tapti sėkmingu mokslininku? Klausimas knibždantis ne vieno stropaus studento galvoje. Kauno technologijos universiteto studentams apie mokslininko karjeros subtilybės pasakoja KTU rektorius profesorius Petras Baršauskas. Turbūt tokių receptų nėra kategoriškų. Kaip tą daryti? Turbūt tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir nuo kiekvieno žmogaus aplinkos, šiaip pradedant nuo šeimos, aplinkos ir jo išsilavinimo ir taip toliau, ir taip toliau. Nesakyčiau, kad galėtų būti vienas receptas visiems. Rektorius negailėjo patarimų ir įžvalgų, kokiems studentams didesnė tikimybė pasiekti mokslininko karjeros aukštumų. Kad jie patys būtų tokie savo ateities kūrėjai, kad būtų proaktyvūs, kad visada prieš pradėdami ką nors turėtų tam tikrą viziją arba planą. Ir tada tam tikri kiti reikalavimai, žinoma, darbštumas, žinoma, kantrybė, žinoma, tokie dalykai, be kurių niekas nepasidaro. KTU studentų mokslinės draugijos organizuotame seminarų cikle Mokslininko ABC apsilankė ne tik rektorius. Mokslininko sėkmės istoriją dalijosi ir KTU katedros profesorius Rimantas Gatautas.